Žodžiai yra sėkla, kuri kitame žmoguje išauga į kažką didingo arba siaubingo. Tad kaip formuoti kitą žmogų, kad ir vaiką, pasitelkiant kalbą? Pasidalinsiu, kaip tai mato Michaelio metodo mentoriai ir aišku, kaip šiuos principus taikome mokymų metu. Sėkmingas žmogaus formavimas prasideda nuo ugnelės, kuri užnorina jūsų auklėtinį keistis į gerą. O kad ištrauktum vaiką ar paauglį iš niūrios būsenos, tos ugnelės turi būti daug. Žinoma, negali duoti kitam to, ko neturi pats. Todėl pirma pats turi gerokai pasikeisti ir tik tada gali pretenduoti daryti poveikį kitam. Tik asmeninis teigiamas pokytis atveria kito žmogaus širdį tavo žodžių galiai. Tarkime, kad jau tapome tokiu žmogumi, kuriuo kitiems norisi sekti. Kitas etapas – daryti tai, kas mokinius motyvuotų ir pažadintų jų entuziazmą keistis. Šiuo etapu per paveikią kalbą padedame mokiniui pačiam įvardyti savo gyvenimo svajonę. Ta siekiamybė, kokios ateities jis trokšta, ko sutiktų atsisakyti, kad tai pasiektų. Mentorius turi būti pats praėjęs pakankamai daug vidinių pokyčių ir susitvarkęs savo vidinį dialogą, kad kiti norėtų juo sekti. Jei ši pirminė sąlyga įvykdyta, kitu etapu jam tereikia gebėti mokinyje įžvelgti neatrastą potencialą ir spustelėti vaiko motyvacinę gyslelę. Tai ir yra sunkioji dalis. Panašiai kaip aktoriams, kurie mokosi ir praktikuojasi metų metus tam, kad galėtų natūraliai suvaidinti. Kai šie du komponentai išgliaudyti, tolesnė įtaka per kalbą ir patirtį galima projektuoti greitai ir veiksmingai. Tai reikia tik parodyti mokiniui tinkamus kelius siekiamybės link ir įsitikinti, jog jis supranta svajonės kainą ir sutinka ją sumokėti. Būtent šiuo etapu, kai atrodytų viskas jau padaryta, Michaelio procesas tik prasideda. Tai lemia unikalus michaeliškas komponentas. Jis paremtas žydų filosofo Martino Buberio pastebėjimu, kad įtakos procesas yra sklandus ir tvarus tada, kai mezgami aukštos moralinės prabos santykiai. Tai reiškia, kad tvirta motyvacija garantuota tiems, kurių tikslai tvarūs. O kas yra tvarus tikslas? Kad tikslas būtų tvarus, jis turi būti prasmingas ir naudingas ne tik jo turėtojai, bet ir visiems kūrėjo kūriniams. Todėl svarbu pačiam savo atsakyti į klausimą, kas gero iš mano svajonės kitiems žmonėms. Jeigu tavo svajonė naudinga visiems, tada ir visokiojopas palaikymas pakeliui į sėkmę galėtų būti garantuotas. Bet jei iš tavo svajonės nauda tik tau vienam, tai ir kapanokis pats savo vienas. Kad tikslas būtų tvarus, jis ir pasiektas turi išlikti vienodai aktualus. Kaip sakė garsus verslo konsultantas Stevenas Covey, nieko nėra svarbiau, kaip atremti kopečias į reikiamą sieną. Antraip ilgai ir sunkiai kopsi siekdamas aukštumų, bet tik tam, kad užkopęs suprastum, jog užkopiai visai ne į tą sieną, į kurią reikėjo. Kažkas yra pasakęs: verčiau jau būk tikras dėl savo norų, nes jie linkę pildytis. Štai ši dalis, mano manymu, yra viena vertingiausių Michaelio mokymų dalyviams, ypač jaunimui, nes gebame padėti tvirtą pamatą tvariems ateities siekiams. Kai Michaelio metodo išmokęs žmogus išeina būdamas absoliučiai tikras dėl savo prasmingo noro ir yra nepajudinamai užtikrintas dėl to, kokio objektyviai vertingo tikslo jis užsibrėžė siekti, tai tampa energijos ir sėkmės užtaisų dešimtmečiams į priekį. O tiek veikiausiai neprireiks, jei žmogus nuosekliai siekia savo.